Mes matėme, kaip yra svarbu žmogaus mąstyme iššaukti radikalius pokyčius. Krizė tai visų pirma krizė sąmonėje. Tai krizė, kuri nebegali daugiau taikstytis su senomis normomis, senais modeliais, senovinėmis tradicijomis. Ir žiūrint į tai, koks pasaulis yra dabar, su visomis jo kančiomis, konfliktais, brutaliu žiaurumu, agresija ir panašiai. Žmogus yra toks, koks ir buvo. Vis dar brutalus, žiaurus, agresyvus, gobšus, konkuruojantis. Ir kažkur tarp šių savybių jis sukūrė visuomenę.